Sveiki bičiuliai! Sveiki atvykę į American Spirit 2026 chaosą, šventę, festivalį, nežinau, automobilių rojų. Tai yra vieta, kur vyksta daug šokių, daug linksmų pokalbių, daug linksmų rungčių, daug gražių automobilių, pagrindė amerikietiškų ir daug geros nuotaikos. Bet apie viską norėčiau papasakoti truputį nuo pradžių ir šiaip tikrai visus kviečiu, kas nebuvo atvykti, o kas buvo, pasižiūrėkit, prisiminkite, kokių įdomybių yra. Taigi atvykus į šį mūsų druskininkų miestelį, American Spirit festivalio miestelį, mes matome zoną, pramogų zoną. Yra vaikų zona, batutai, balionai, įvairios rungtys, kur gali mažieji žiūrovai pabūti nuo tėvų ir gali pasižaisti, kol tėvai atėjo čionai į zoną, pramogų zoną, kurie gali pavalgyti, įsigyti suvenyrų, įsigyti prekių, nusipaišyti automobilį ar kitaip gerai praleisti laiką. Taigi tikrai šiais metais irgi kalbant apie pramogas, pramogų yra daugiau, įvairesnių, taigi labai smagu, kad kiekvienais metais American Spirit plečiasi, didėja ir vyksta vis įdomesnių renginių. Kalbant apie automobilius, šį American Spirit renginį, kiek aš žinau, užsiregistravo didžiausias automobilių skaičius, lyginant su praeitais metais, taigi labai smagu, kad dalyvių daugėja. Kalbant apie patį chaosą, tai mes jau čia esame antrą dieną. Šiais metais renginys prasidėjo ketvirtadienį, vyksta ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Žinoma, vakarais yra koncertai, o dienos metu vyksta įvairios rungtys. Yra futbolas, yra komandų, visokie žaidimai, važinėjimas į miestą, orientacinės varžybos, daug įvairiausių pramogų. Viena iš pramogų yra Best of Show automobilio rinkimai, kaip matote, kurios vienas iš 3 teisėjų esu aš. Šiais metais man buvo garbė, vertinti dalyvių estetinį salono bei išorės grožį. Tai vertinu, tai dalyviai registruojasi, tikrai daug įdomių automobilių užsiregistravome, apžiūrėjom, įvertinom, tai galėsiu apie vieną kitą papasakoti plačiau. Taigi labai smagu, kad šiandien, kai temperatūra buvo plus 30, jeigu pamenat, paskutinės savaitės tikrai vasarą šilumos pagailėjo, o šiandien oras yra puikus oras, daug saulės, daug nuotaikų ir daug automobilių. Dabar yra penktadienio vakaras, prieš akis dar koncertas ir visa vakarinė naktinė dalis. Automobiliai vis dar renkasi, šiandien visą dieną rinkosi, taigi jie migruoja, tai ką jūs pamatysite, daug gražių automobilių, tikrai jie migruoja, atsiranda vis naujesni, keičiasi ir panašiai. Tai gal norėčiau truputį apeiti ir papasakoti apie vieną kitą eksponatą, kuris tikrai vertas dėmesio, bei pasižiūrėti įvairių nesąmonių, įvairių triukų, kurie čionai sukuria tokią malonaus chaoso atmosferą. Taigi dabar kviečiu su manim, einam pasižiūrim į keletą eksponatų. Taigi pasitinka ne tik automobilio, kaip matot, daug gražių ir įdomių motociklų. Labai smagu, kad yra ne tik keturačiai, bet ir dviračiai, bei ne ką mažiau. Kaip matote, irgi Bear Ambulance automobilis, taigi labai smagu, kad įdomių mašiniukų prisigalvoja, hebrytė važinėja, džiaugiasi ir džiugina. Kitas lėktuvas. Irgi smagu, kad vyksta ne tik parodų automobilių parodos, bet vyksta ir pasiskraidymai su įvairiais lėktuvėliais. Yra Monster Truckas, kurie irgi vyksta pasivažinėjimai ir kur galėsim pasimatyti. Čionai irgi norėčiau parodyti Egio Zipas. Tai va žiūrėkit, koks įdomus transporto priemonės aparatėlis yra čionai. Ir tikrai jis yra ne vienas, parodysi, manau, dar kelis ir labai smagu, kad šiame chaose, kai groja muzika, važinėja žmonės, šoka. Tai va, lengvas chaosiukas. Einam toliau. Vienas iš įdomesnių eksponatų, kuris buvo atvykęs į Best Show, tai stovi čionai. Šis Chevrolet Jeepas, visureigis. Jeigu įdomu būtų apie jį padaryti visą epizodą, tai jūs pakomentuokit, tikrai pakalbinsim savininką ir išgirsim daug įdomių istorijų, o aš dabar labai trumpai apie jį papasakosiu. Tai buvęs karinis visureigis Maltoje. Žmogus jį nusipirko, aišku, buvo visas tuščias, kaip dažniausiai būna su specialios paskirties automobiliais, buvo viskas išvogta, išimta ir jisai viską po truputį susipirko. Racijas, ekipiruotės, ratų visus laikiklius, dezinfekcinį skystį. Kaip matote, viduje visi devaisiukai, viskas yra, viskas veikia, sakė net racijos, antenos, specialūs dažniai, viskas veikia. Tai tikrai, kai pažiūri į tą detalumą, kokį šis automobilio savininkas surinko, wow, tikrai nustebino. Taigi, man asmeniškai čia buvo toksai vienas tikrai iš įdomesnių ir geriausiai išpildytų
specialios paskirties automobilių. Ką manote jūs? Pakomentuokit. Kaip jums toks bairis? Korvetė C4 ir mažas Korvetė Babies. Va, pasižiūrėkit. Važiuojam pasivažinėti po renginuką. Šiame renginyje yra ne tik senų įdomių amerikiečių automobilių, tačiau atvažiuoja ir naujesni, greitesni amerikiečių automobiliai. Taigi labai smagu, kad renkasi autobusiukai, pikapai, visureigiai, sportiniai automobiliai, kupė, naujesni, senesni. Tai tikrai toksai renginys, kuris apima tą amerikietiškų automobilių kultūrą, kur apima amerikiečių automobilių mėgėjus ir modelių yra įdomių. Labai norėčiau trumpai papasakoti apie vieną labai įdomų modelį, tai yra Buick Riviera. Jūs galėtumėte paklausti, kuo šis modelis yra įdomus, ogi tuo, kad jame buvo pirmą kartą įmontuotas GCC ekranas. Ką tai reiškia? Tai yra Graphic Control ekranėlis, tai kitaip tariant, lietimui jautrus ekranas 86 metais. Kai dar dauguma jo konkurentų buvo analoginiai mygtukai, jisai turėjo nespalvotą ekranėlį, kuriame jūs turėjot borto kompiuterį, galėjot valdyti muziką, klimato kontrolę ir viskas. Kaip 86 metais. Wow! Kodėl jis neprigijo, galima nuspėti. Tai jis buvo lėtas, nepatikimas, buvo manoma, kad vairuojant buvo sudėtinga maigyti mygtus, bet nežiūrint į tai, įsivaizduokit, 86 metai lietimui jautrus ekranas. Wow! Tokiame renginyje privalo būti šerifo automobilis. Linksmas, greitas. Va, supakavo, viskas, veža. Šioje teritorijoje dabar ramu, bet visai nesenai čia vyko burnauto rungtis. Taigi važiuodavo automobiliai ir tikrindavo, kaip dega jų galinės padangos. Taigi tikrai renginukas fainas, daug kvapo, sudegusios sankabos, sudegusių padangų ir daug žmonių ovacijų. Tai tikrai linksma. Žinai, kur nešti dovanas, ne? Važiuoja, nešta, davai! renginio svečiuojame.
Kitas įdomus eksponatas, tai yra čionai Ford Shelby GT Mustangas. Tai čia yra tikras Shelby GT Mustangas su mechaninė greičių dėžė. Savininkas pirmą sezoną su juo šiemet susitvarkė, atvažiavo į renginuką ir tikrai jis toksai, jeigu tie paprasti Mustangai turi žavesio, vis tiek jau tokie jau sensta, eina link klasikos, tai šitas Shelby GT Mustangas tikrai tiek variklio dangtyje, tiek saloniukė, wow, toksai naujoji moderni klasika. Tai mano manimu labai vykęs modelis, labai įdomus automobilis, turintis originalius Shelby dangčio atidarimo mechanizmėlius. Ir šiaip daug įdomių atributų. Tai kas nežino apie šitą modelį, pasidomėkit, tikrai manau sužinosite daug įdomios informacijos. Jeigu jums buvo įdomus Rivieros liečimui jautrus ekranas, tai grįžkim metais anksčiau, į 85 metus, kai buvo išleistas šis Oldsmobilis. Jisai turi skaičiuotuvą. Viduje turi skaičiuotuvą. Čia naiva turi skaičiuotuvą, kur mes įjungiame, darome 2 kart 2 lygų 4. Kam to reikia? Nežinau, bet jeigu žinot, pakomentuokit. Atvykome į Drago kampelį. Kaip matote, vienas automobilis paruoštas, antras automobilis paruoštas, trečias automobilis paruoštas. Tas motoroleris, kurį matote, jis neparuoštas. Ne, jis Drage nedalyvautų. Ir mes turime Crazy Nova. Tai yra atmosferinė Nova, paruošta Dragui. Įdomumas yra tas, kad jinai yra pagaminta 68 ar panašiais metais ir nuo pat pradžios jis buvo skirtas Drago automobilis. Jis nuo pat pradžios dalyvavo Amerikos Dragose, po to į Skandinaviją, keliavo po pasaulį ir atsidūrė Lietuvoje. Savininkas pilnai restauravo, sutvarkė. Įdomus faktas yra tai, kad kadangi čia yra atmosferinis variklis, reiškia benziną, jisai prisotina 30% deguonies, kad greičiau degtų, būtų didesnis galingumas, traktarinis skaičius yra virš 100, turi virš 800 arklių, dalyvauja, rezultatai geri. Šiaip įdomi apie šitą automobilį pasižiūrėjau, tai wow, tikrai nustebino, toks visiškai ne mano sporto tema, kurią aš gal domiuosi daugiau, tai tikrai buvo įdomu sužinot. Tad jeigu pamatysite šią Crazy Nova, tikrai užeikite prie savininko, pabendraukit, pašnekėkit, papasakos tikrai ne vieną įdomų faktą. Už mane scena, kurioje vyksta daug įdomių reikalų. Šiuo metu vyksta garso turnyras. Wow, muzika groja, tai tikrai ten turbūt irgi ne viename renginėje irgi matėte tos automobilius, kurie paruošti garso varžybom, Hellboy ir visus kitus. Tai tikrai labai įdomus renginys. Arčiau neįsim, nes muzika groja, nieko negirdėsim. Po to vyks koncertas, šokiai, festivaliai, tai susitiksime prie scenos vėliau. O dabar dar einame, kol visiškai nesutemo, pažiūrėti dar keletą įdomių dalykų. Nuotaikai pakelti, štai tokie eksponatai irgi yra American Spirit, tai kaip matot, dykšrinė sėdynė, kuri važiuojanti, atsisėdi į fotelį ir su vikšrais važiuoji. Tai šis keturatis linksmas traktoriukas, kuris savyje turi eilę gražių skardinių dažytų sėdinių, sulipa žmonės ir važiuoja po teritoriją, linksmina žmonės ir kelia nuotaiką. Kaip, ar jum šypseną sukeltų štai tokia transporto priemonė? Netoli mūsų yra kolegos iš Lenkijos su Fiat Red garažu, atsivarė keletą įdomių automobilių ir vienas iš jų yra štai šis baltas gražuolis. Man asmeniškai priekis yra labai panašus į mano Lincoln Continentalį. Priekis irgi tos ganėtinai gražus ir šitas Mercury Parkline'as, įdomumas yra šitie ratlankiai, kaip jums tokios skardos. Čia yra skardos, didelės, naujos, baltos, parinktos pagal automobilio spalvą beveik, tai toksai dizainiukas ir stiliukas man asmeniškai labai patiko. Tai irgi šiame mūsų renginyje, kuriame mes dalyvaujame, tai yra, man rodos, tik vienas automobilis su tokiais įdomesniais ratais. Šalia jo Hot Roadas, irgi kas mėgsta Hot Roadus, tai irgi tikrai šitą modelį žino, tai yra toksai modelis, kur irgi Amerikoje labai mėgsta šių perdarinėti Hot Roadus daryti, tai galingas variklis, žemintas stogas, šis automobilis yra dvispalvis, kaip man patinka, ir žinome V8 ženkliukas. Kiekvienas gerbintis save amerikiečios automobilio mėgėjas, V8 ženkliukas sako, tai yra tikras automobilis V8.
Sveiki atvykę į Miami zoną, tai linksmojo autoklubo zoną, tai kadangi tai yra svečių zona, tai yra suvažiavę ne tik amerikiečių automobiliai, žinoma yra ir keli iš jų, bet yra ir T3 multivanai, Audi, Volkswagenai bei kiti vokiški automobiliai, bet kadangi tai yra svečių, linksmųjų svečių zona, tai galima atvykti ir pasirodyti ir kitokių markių automobilius. O Miami klubas šiemet atvyko su vėliava, su dviem. Atvyko su savo didžėju, su kubilu, su gera nuotaika, su daug gėrimų turinčių, daug įvairių burbuliukų. Tai yra tikrai linksmai ir kiek žinau, vyko neblogas pasirodymas vakar. O į Miami klubą atvyko ir Ford Bronco turistinis, turbūt taksi. Po kiek taksi važiuoja? Nemokamai. Tai va, sako važiuoja nemokamai, į kūrą niekas nežiūri, kam įdomus tos kūro sąnaudos. Ir atėjome į mūsų Retronil standuką. Tai šį kartą mes įsikūrėme netoli Miami klubo priešas įvažiavimą. Tai atsivarėme 6 automobilius, turim vėliavytę, vazoną. Tai atvyko mūsų Lincolnas Continentalis kabrioletas. Tai irgi jam turbūt iš parodų šiaip jisai nedalyvauja parodose, daugiau jisai vestuvių nuomai skirtas automobilis, bet šį kartą savaitėlis buvo laisvas, vestuvėm buvo neišnuomotas, taigi nusprendėme šį žemą gražuolį su Suicide Doors. Beje, Maros dar nei vieno parodoje nebuvo tokio automobilio šiemet. Atvažiuoti čia, tai tikrai susidomėjimo daug sulaukia, nes labai gražus, išskirtinis bei įdomus automobilis. Toliau mūsų Cadillacas juodas. Tai irgi vestuvių savaitėlis jam buvo laisvas, šiaip daugumą automobilių šiam savaitėliui mes nebukinom, norėjome sudalyvauti ramiai, linksmai American Spirit renginukė. Andrius atvyko su savo Corvette, irgi mes priėmėme, tikrai smagu visada savo bičiulius matyti kompanijoje, irgi Corvette važiavo su nuotykis, kaip visada, bet sėkmingai pasiekė tikslą. Mūsų Texas šerifas saugo Andriaus Corvette, kad blogos rankos nenučiupinėtų ir nieko blogo nepadarytų. Chrysler Imperialas, irgi atvažiavom su Imperialu, smagiai atvažiavo, man pasakau, vidus, raudonas, wow, stebuklingas. Čia vieta yra Ford Bronco geltonam, kuris irgi atvyko čianai, žinoma, su nuotykiais, o kaipgi be nuotykių. Beje, Fordui tai buvo pirmas toks ilgesnis išvažiavimas, tai kaito variklis ir kuro sąnaudos buvo tiesiog nežmoniškos. Tai garantuota, kad yra kažkas blogai, bandysim, aiškinsimės, bus sutvarkyta ir judėsim toliau. Raudonas Cadillacas, kabrioletas, irgi stovi Porsche, šiaip mes Maros ir praeitais metais su juo dalyvavome American Spirit, tai smagu žmonėms parodyti, padiskutuoti, pabendrauti, tikrai daug kas ateina, pasižiūri, užduoda klausimus, tai labai smagu papasakoti ir supažinti su šiuo automobiliu. Ir mano Lincoln Town Caras žemynis, tai gražus, patogus, įdomus automobilis, beje irgi atrodo kaip ir paprastas automobilis, nieko išskirtinio, bet renginukė, man rodos, nei vieno daugiau jo nebuvo. Čia mūsų zona poilsio, turime mano T3 multivaną, namuką, gėlytės, pavėsinę bei daug gėrimų. Tai kągi, renginukas yra toks, tikrai tikiuosi, kas buvo American Spirit 2026, liko patenkinti, pasiklausė geros muzikos, pamatė daug automobilių gražių, pabendravo su įdomiais žmonėmis ir šiaip gerai praleido laiko, nes tokių renginių, tokių festivalių, nežinau, tokių kaip ir parodų po atvirum dangum, vienas iš tikslų ir yra bendravimas su bendruomenė, bendravimas su bendraminčiais, geras laiko leidimas, poilsis bei gera nuotaika. Taigi man asmeniškai renginukas patiko, dar laukia visas šeštadienis, kuriame bus vėl automobilių best show rinkimai, didelis žmonių kiekis, nes lyginant su praeitais metais, tai šeštadienis buvo ta diena, kai buvo daug smalsuolių, daug žmonių, daug žiūrovų ir daug pokalbių. Taigi, ačiū žiūrėjusiem ir iki susimatymo kitam epizode.